Šiandien sveikinamės iš garažo, kur yra mano chuligankėtė. Taigi prasidėjo žiema ir laukia šiek tiek naujų modų. Didelių pakeitimų nedarysim. Realiai viskas kaip ir padaryta. Mašina iš techninės pusės atrodo veikia labai neblogai. Yra pora smulkmenų, kurias spręsim šią žiemą, bet pagrindiniai pasikeitimai tai bus išoriniai. Dėsim bodykitą naują ir mano šeimyninis sedanas panašu, kad pataps į kupą. Tai bandom dėti bodykitą, taikyti, žiūrėsim, kas gaunasi. Nu, vėliau prieisim ir prie kitų darbų, apie kuriuos jūs būtinai informuosiu ir jums papasakosiu. Taigi, lekiam ir dirbam. Numetėm šiek tiek svorio, atsiranda po truputėlį vaizdas. Realiai kas lieka dabar, tai primatuojam ir tada bus galima gręžtis pilutes, ruoštis kniedinimui sparnų. Ir tada lauks atsakingesni šiek tiek darbai, tai yra virnimas. Virinsim garlaiviną, perdarysim ją šiek tiek. Kuro užpilimas persikels iš šitos vietos į bagažinį. Tai bus patogu prieiti, užpilti kurą, atsidaręs bagažinę, nereikės per platų bodykitą kišti leikos kažkokios, tai ar dar ieškoti būdų, kaip patogiau užpilti kurą. Tai bus čia toks paprastesnis sprendimas. Toliau laukia arkų tvirtinimas. Tai padarysim viduje skardą, švirinsim, kuri tikimės, kad apsaugos nuplyšus padangai mūsų audinį. Džiausiamo darbai kaip ir baigti. Dabar pavyko rasti seno polikarbonato likučių, kurių man pilnai užteks pasidaryti galinius šoninius langus iš polikarbonato. Tai mašina bus ne tik panašesnė į kupą, nes kaip žinom, ant kupų nėra šitos pertvaros ant lango, bet ir kažkiek svorinamės. Tai bandom pritaikyti langus. Rob Stone, 2 damn phones, Babylons can't crack the code. Used to sip out styrofoam, but figured I should stick to dro. Backwoods overload, don't like to smoke them swishers, ho. If you hit my liquor store, it's 50 cents.